Visų šventųjų šventėje ši Mato Evangelija, 5 skyrius, 1-12 eilutės, primena, ką reiškia būti palaimintaisiais, graikiškai tas makarion. Tai reiškia tie, kurie atspindi viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimą savo gyvenimo eigoje. Kaip yra nesykį kalbėjęs ir mūsų mokytojas viešpats Jėzus Kristus, pakanka, kad mokinys bent būtų panašus, prilygtų mokytojui. Iš mūsų nereikalaujama, kad tu būtum šventasis, šventieji, kurie yra dvasingi vardieji, šventieji, kurie liūdi. Ne, užtenka šituo atveju bent, kad būkit palaimintieji. Mūsų gan turtingas Dievo žodis šioje iškilmėje kalba apie tai, kaip skaitėme iš Apreiškimo apaštalų Jono 7 skyrius 2-14 eilutės. Ten matome tokį vaizdą. Tai vaizdas, kuris yra atsakymas izraelitam, kurie uždavė dar, kai Jėzus vaikščiojo kūne, jų tarpe, sako, ar maža bus išgelbėtų. Prisimena, toks buvo klausimas. Ar maža bus išgelbėtų? Tai atsakymas, kad mažai nepasirodytų, štai sako, jums, brangus mano tautiečiai, žydai, jums yra paruoštos kiek tų išgelbėtųjų? 144 000 žydams. Čia kalbama tikrai izraelitam. Sako, išgirdau tų paženklintųjų skaičių, 144 000 paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių. Jėzus labai gražų akcentą deda. Jisai nemiksuoja, jisai nesuplaka visko, ką šiandien pasaulis norėtų. Jis labai deda tokį aiškų skirtumą, kas yra viena tauta, kas yra kita tauta. Prisimenat, paties Jėzaus žodžiai, kai pas jį ateina kitų tautų atstovai prašydami išgydymo, tų pačių malonių, kurias Jėzus gausiai teikia tik izraelitams, ten berods tokia sirofinikietė liktai buvo, kuri parpuolusi prašė Jėzus ateiti ir išgydyti jos dukrą, ką jisai atsako. Nevalia mesti, duoti vaikų maisto šunyčiams. Ir toks sakyčiau, čia reikėtų, kad nors Jėzus paklausė, jeigu bus galimybė, ką jis turėjo minty, nes tai būtų įžeidžiantis žodis kitų tautų žmonėms, bet viešpats čia nesiruošia aiškintis, parašyta yra kaip parašyta ir tiesiog tarsi kaip kontrolinis egzaminas visų kitų tautų būsimiems šventiesiems. O jeigu jūs pavadinsiu tokiu vardu, žinot kaip yra, kada Jėzus, jau dabar jau kitose kalbose šis Jėzus kreipimasis į tą sirofinikietę, pavyzdžiui, anglų kalboje, nevartosiu, nes jis yra įžeidžiantis. Sako, tu, anglai supranta, ką reiškia šunyčiai moteriškai giminiai angliškai. Oho, ir reakcija, jinai nepasimetė, jei iki lemputės, kaip tu ją pavadinsi, jinai pamatė tikslą ir to tikslo nesižadės. Ir sako, jinai Jėzui taip, bet ir tie šunyčiai valgo trupinius nuo vaikų stalo. Po šito jos išpažinimo ir kuri neišsigando, gal net ir paniekinančio žodžio, jin gauna ką? Jin gauna išgydymą, pagyrimą ir mes jos istoriją žinome
kaip įrašyta į amžinosios knygos puslapius. Aleliuja. Jėzus yra pasakęs, aš atėjau pas pražuvusias Izraelio namų avis. Mes žinome, daugiau buvo atvejų, toks buvo karalius Abgaras, tie, kurie žinote ikonografijos vystymosi istoriją, tas garsusis Jėzaus atvaizdas, kuris nerankų darbu, kitaip jį dar vadina kaip Veronikos drobulė, dar kaip nors. Tai karalius Abgaras, kuris irgi buvo atsiuntęs savo patį geriausią dailininką, nes Jėzus neėjo į kitas valstybės skelbti Evangelijos, jisai tą paliko mums, jo mokiniam. Tai tas karalius, kuris irgi ateina, nori pamatyti Jėzų, čia dabar dedu tokį akcentą, jis nori pamatyti Jėzų ir atsiunčia, kad nupieštų Jėzų. Ir tas dailininkas visokiais būdais bando jį nuimti tą šaržą iš visų pusių, niekaip negali, nes Jėzus buvo toks gražus, jo veidas buvo nepagaunamas. Ir tada žinome tas atvejis, kai matydamas to karaliaus didžiulį norą išgyti ir to pastangas, to pagonio turėti mokytojo veidą, jisai ryte nusiprausęs paima lininį rankšluostį, nusišluosto, sulanksto gražiai ir paduoda tam dailininkui. Sako, nunešk karaliui, jis norėjo, siunčiu jam tokią žinutę. Ir kaip pasakoja tradicija, jisai išlanksto tą rankšluostį, kurį mes priskiriame Veronikai, ir ką jis pamato, Jėzaus atvaizdą. Taigi, tas atvaizdas, nukeliavęs pas karalių, jį išgydo kaip ta Siro Finikietė, jos dukra ir daugybė kitų atvejų. Taigi dabar pirmas toks žvilgsnis, ar daug bus išganytų Izraelio tautoje, 144 000. Nenusiminkim, tikrai viešpats neapsiriboja, aš manau, tikrai žydų yra žymiai daugiau tų išrinktųjų, bet čia kalbama apie paženklintą. Dabar klausimas, ką reiškia paženklintieji. Pranašas Ezekielis, garsusis ženklas Taf. Tai yra paskutinė hebrajų kalbos raidė. Mums pranešama, kad būtent tokiu ženklu yra pažymimos Dievo išrinktųjų kaktos. Tas tau ženklas, tai yra tau kryžius. Ant to kryžiaus buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus, tik tai paskui, jeigu žinote, kad tą kryžių, kurį mes pažįstam kaip sukryžiuotos du tokie medžio gabalai, tai yra vadinama rasto gabaliukas, uždėtas ant viršaus dėl labai praktinės priežasties uždėti kaltinamąjį užrašą. Kad tas užrašas būtų matomas virš prikalto nuteisto mirčiai galvos, būdavo ta vadinama liaudė balvankė tokia uždėta, todėl mes matome iš tolo kaip kryžių du sukryžiuoti rasto gabaliukai. Taigi tas ant T raidės formos kryžiaus buvo nukryžiuotas mūsų išganytojas, todėl kryžiaus ženklų šie 144 000 izraelitų buvo greičiausiai pažymėti. Sakau greičiausiai, kadangi teksto čia toliau nėra, kaip pranašė Ezekielis sako, kad Taf, todėl aš susilaikau pasakyti, kaip tas atrodė ženklas. Toliau, nenusiminkite, čia ir mūsų yra vieta, šioje gražioje iškilmei. Paskui regėjau milžinišką minią, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Taigi, šiame sąraše, toj milžiniškų minioje esame ir mes lietuviai, žemaičiai ir visų kitų tautų žmonės, kurie dar bus pakrikštyti, pašventinti. Ir kaip jie dabar atrodo? Ką reiškia žinoti, kad tokia minia yra? Ir kaip visada jau esame perpratę Biblijos principą, žinoti tai dar manęs neišgelbėti, svarbiausia, ar aš pažįstu, būti pažintam.
Ar Jėzus tuos 144 tūkstančius pažįsta, ar tai yra Jėzus pažįstami, ar tai yra Jėzus mano pažįstamas, ar aš esu Jėzus pažįstamas. Tai yra didelis skirtumas. Ir čia yra kalbama, kad jie visi yra tie, kurie stovi priešais sostą ir avinėlį, ir jie turi vieną rūbą. Jų rūbai patys greičiausiai tai bus tautiniai kostiumai. Mūsų lietuvaitės bus pasipuošusios tautiniais drabužiais ir taip toliau. Mes, kurie esam pašvęsto gyvenimo broliai seserys, ko gero būsim pasipuošę. Klaros seserys, jūs gausit baltą apsiaustą. Aš irgi greičiausiai, jeigu viešpas leis man ten nukeliauti. Mielosios motos Teresės seserys, jūs ir taip baltos esat ir dar gausit baltą apsiaustuką. Žinot, žiemą artėja, tie apsiaustukai visai neblogai. Ir štai apsisiautę baltais apsiaustais su palmių šakomis rankose. Aha, čia viena mažytė detalė. Kas turi šį ženklą palmę rankose? Ką ta palmė reiškia? Tai reiškia kankinystės ženklą. O čia jau truputį rimčiau. Pasirodo, kad tie, kurie stovi tą milžinišką minę, tai jie gavę tuos baltus apsiaustus, nes jie praliejo savo kraują. Nes toliau yra pasakyta, kad visi ten angelai stovintys aplink sostą, visokie ten vyresniai 4 būtybės parpuolusios ir ten paskiau vyksta pokalbis tarp angelo ir evangelisto Jono, kuris užduoda Jonui klausimą, kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, kurie apsivilkė baltais apsiaustais. Prisimenat, kalbam apie baltą apsiaustą, ne bet kokie drabužiai. Čia yra tarsi kaip priedėlis. Ir aišku, Jonas sako, Dieve, tu žinai. Ir tada angelas dar pasako vieną detalę. Jie atėjo iš didžio sielvarto, jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino avinėlio kraują. Taigi nėra, kad jie gavo šiaip sau. Jie turėjo būti paženklinti sielvarto, ką sako mūsų Evangelija, 5 skyrius, 1-12 eilutės, kur sako, palaiminti, kurie liūdi. Jie patyrė sielvartą, kurie buvo dvasingi vargdieniai. Tie, kurie buvo pagauti, suimti, jie buvo nurengti kaip ir Jėzus. Vieni prikalti prie kryžiaus, kiti ten įvairiausi tos patyrė kankinimus. Jie, kurie buvo romieji, taip pat tie, kurie alko ir troško teisybės, tie, kurie buvo gailestingi. Ir čia visa eilė išvardintųjų, kas tie, kurie iš didžio sielvarto atėjo ir išplovė savo apsiaustus, išbaltino avinėlio kraują. Tai čia dabar tokia yra programa. Jūs tą vaizdą dabar žinote, jūsų reikalas norit įsisaugokit atminty, neįsisaugosit, nieko baisaus, visada Bibliją rasite. Toliau einam prie antro skaitinio, 1 Jono laiškas, 3 skyrius, 1-3 eilutės. Žinot, kalbėti, kaip kitiem yra gerai, tai yra visiškai neįdomu, bent jau semitiškai mąstant. Prisimenat, irgi esam kalbėję, kad mūsų broliukai hebrajai, jie kitaip žiūri į dalykus, kai kalbama apie kažkokį tai gerbuvį. Jeigu ši švento rašto vieta ir iš Evangelijos pagal Matą 5 skyrių yra apreiškimas Jonui, jeigu tai kalba ne apie mane, man yra biškai neįdomu. Koks man skirtumas, kuriam ten pasisekė? Kaip sakoma, hebrajams kito žmogaus turtai sėkmė nelabai įdomi. Jis sako, sėkmė man, šventumas man. Kai kalbam apie tą baltą apsiaustą, iš karto man sukyla toksai visa reakcija, apsiaustas man. Dėl to apsiausto padarysim viską. Aišku, ne dėl apsiausto, dėl Jėzus. Apsiaustas tik tai pasiekmė bus.
Dabar kaip gauti tą baltą apsiaustą? Klausomės. Mylimieji, pirmas šiaip retai, kada išgirsite žodelį žiūrėk, kadangi visa Biblija, ypatingai hebrajų kalboje, ką sako Dievas, klausyk. O čia turim jau naujovę. Jonas, evangelistas, jisai kalba aramaiškai ir pavartoja jau žodį tokį pranašišką, tarsi kalba jau mūsų laikams. Žiūrėk, žiūrėkite, kokią meilę apdovanoja mūsų tėvas. Pirmiausiai pamini, kad mes esame pavadinti Dievo vaikai. Išversime dabar šios šventės progą, esame pavadinti šventaisiais. Nes jeigu esi Dievo vaikas, Dievas sukūrė mane pagal savo atvaizdą panašumą, Dievas yra šventas, vadinasi, mes vadinamės šventaisiais. Ir esame tokiais. Taip, esi nusidėjėlis, suklysti, Viešpats dėl to problemų nedaro, žino priežastis, kad esame sužeisti puikybės viruso, pirmųjų žmonių nuodėmės. Esame šventieji. Pasaulis to mūsų šventumo nepažįsta, nes nepažino ir Jėzus šventumo. Toliau vėl kalba, dabar vartoju vietoj žodžio vaikai, šventieji. Mylimieji, mes dabar esame šventieji, bet dar nepasirodė, kas būsime. Žinome, kad kai pasirodys Viešpats, būsime panašus jį, nes matysime jį tokį, koks jisai yra. Ir čia dabar yra pasufleruota pranašystė mūsų laikams. Grįšiu prie savo mėgiamos temos – adoracija. Kai Jonas rašė šį laišką, sampratos pirmutiniai bažnyčiai apie adoraciją dar nebuvo. Ten buvo tik tai pradžia. Ir kaip sakė Jėzus, jūs darysite tos darbus, kuriuos aš dariau, ir dar didesnių. Čia yra einama prie tų didesnių. Ir tie didesniai darbai palikti mums paskutiniams laikams. Kad taptum šventuoju ir išsaugotum tą Dievo vaiko statusą, tau būtina, ką reikia daryti? Žiūrėti. Į ką žiūrėti? Aišku, kad ne televizorių. Žiūrėti į ką? Į kitą žmogų? Greičiausiai, kad ne. Žiūrėti į Dievą. Ir žiūrėti į ikoną nutapytą? Greičiausiai ne. O į ką žiūrėti? Kadangi Dievas leido jau čia, šiame gyvenime, šioj erdvėj, patirti tų 144 000 paženklintųjų privilegiją, nesuskaitomos kankinių minios šventųjų privilegiją, matyti Dievą štai tokioj uždaroj formoje, tai yra Eucharistijoje, jo kūną ir kraują. Ir tik tai, jeigu mes žiūrėsime į jį, nes čia yra tokie žodžiai ir žodžių negalima pašalinti iš Biblijos. Sako, mes žinome, kad kai jisai pasirodys, būsime panašus į jį. Jis pasirodė. Ir pasiliko su mumis iki pasaulio pabaigos. Jisai pasirodo kiekvieną kartą, kai tik mes norim, kai įstatom švenčiausią sakramentą ant altoriaus. Nes sako, mes tapsime tik tokiu atveju, jeigu matysime jį tokį, koks jisai yra. Jėzus yra čia laikė erdvėj tokioj formai. Kas yra parašyta Makarijon? Palaiminti kas tokie? Tyraširdžiai, jie regės Dievą. Tyraširdiškumas yra neatsiejamas nuo adoracijos. Brangus broliai seserys, darykit, ką norit. Tegu man pasakoja, kas tik norit visokias teorijas. Jeigu pašvęsto gyvenimo žmogus neranda laiko būti Dievo akivaizdoje, aš keliu klausimą apie jo tyraširdiškumą. Čia nekalbam apie kažkokius tai kūniškus dalykus. Čia kalbama daugiau. Tyraširdis visose prasmėse, ne tik tai kūne, mintyse, žvilgsnė, kalboje. Neįmanoma
nebūnant adoracijai, būti palaimintojai, nes čia ir parašyta, tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Broliai seserys, viskas tik tai prasideda, pasiruošiam, dar sykį, kaip sako laiške Efeziečiams apaštalas Paulius, susijuosia mūsų strėnas tiesa, pasiimam tikėjimo skydą, dvasios kalaviją, visą ginkluotę, nes šitoje vietoje būti Dievo vaikais, būti šventaisiais, atkovoti reikia kiekvieną dieną, tą laiką, būti Jėzus akivaizdoje, nes buvimas Jėzus akivaizdoje mus daro šventais irgi. Amen.